Sveikos mano mielos svarstyklės. Šiandien pakalbėsim apie tai, kas laukia jūsų per ateinančias 7 dienas nuo tada, kada matote šį video. Panašu, kad jūsų savaitės pradžia bus tokia vangesnė truputį ir paskui labai įsivažiuosit, kaip tava dabar žvakė aukšta liepsna dega, turėsite daug energijos. Ir daugiausiai ryškiausia žvaigždė būsite savo aplinkoje savaitės eigoje. Šią savaitę mums pagrindinę energiją pasakoja Urban Crow orakulas. Gerai, pažiūrėsim, ką turi pasakyti. Gerai, svarstyklėms. Gerai, turim svarstyklėm pasakyti šią savaitę. Kas laukia svarstyklių šią savaitę? Kokia savaitė laukia svarstyklių? Kokia savaitė laukia svarstyklių? Gali būti, kad apie ateitį daug galvosite. Tai kortos. Baimė ir apgavystė. Čia apgavystė tai nebūtinai, kad kažkas apgaus. Jeigu jūs būtumėt ta varna, tai jinai slepia perliuką, dar kitas duobutes padaro, kurias vienodai paslėpia su tuo lapu. Kažkokią informaciją bandysite nuslėpti ar kažkokią savo savybės, o gal savo baimę, truputį nerimą bandysite užglaistyti po tais gražiais geltonais lapais. Gali būti, kad kažką nuo kitų žmonių slepiat, nes pavydo nenorite sulaukti. Tai va, čia nebūtinai blogai reiškia. Tiesiog, matot, šita varna ant tos kaliausės tupi, nors jinai turėtų nubaidyti ją. Tai ta baimė kaip ir juokiasi tai baimė į akis ta varna. Pasižiūrėsim. Dar vieną kartą norėčiau. Laisvė. Tai tokiu būdu ir įsilaisvinsit iš savo tos baimės. Panašu, sakau, kad išsilaisvinsit iš baimių. Kaip sakiau, ta varna juokiasi baimė į akis ir truputį apgauna kitus su tuo. Gal truputį ir drąsą jūsų parodo, nes atėjo toks pasakymas į galvą, drąsa yra bijoti, bet tik tai vienam žinoti, kad tu bijai. Tai jūs tą baimę paslėpėt ir liekat drąsus, laisvas. Taip. Pasižiūrėsim daugiau ką. Kokia šiandien žvakė jūsų ugnis. Ugninga savaitė, daug energijos, labai daug. Liepsnosite ryžtų energiją. Truputį reikės krypties, kažkur gal blaškysitės truputį savaitės bėgį. Tai truputį gal norėsis kažkokių gairių, kažkokių patarimų, ką daryti, kur nukreipti savo dėmesį. Sapnų vagis, atsisakymas savo pašaukimo ar šaukimo. Tai gali būti, kad kažkokį sprendimą reiks priimti šią savaitę ir jūs labai nenoriai tą darysit, gal truputį ir bijosit, kaip ir sakiau. Iš baimės atsisakyti norėsit kažkokių tai dalykų. Tik tai tą baimę savo labai meistriškai paslėpsit, bet tuo būdu tas atsisakymas, jeigu atsisakysit, negaliu sakyti, kad kažkas bus, jeigu atsisakysit, tai priklausys nuo jūsų visos aplinkybės toliau.
Bet panašu, kad čia apvoksite save nuo kažkokio geresnio dalyko. Tai nuo savo pašaukimo, nuo savo prigimties truputį 13, jeigu kam aktualų skaičiai. Va, tai truputį galit save apgauti su tos baimės vedami. Tai va, truputį krypties reikia. Pasižiūrėkim, kokios krypties jums gali reikėti šią savaitę, kokios krypties, kokio kelio reikia šią savaitę mūsų svarstyklėms. Išminties. Siekite išminties kiekvienoje situacijoje. Mokykitės iš kiekvienos situacijos. Nu va. Tai truputį išmintingai pasižiūrėkit. Nebūtinai protingai, kartais racionalizavimas įvykių ne visada priveda prie geriausio sprendimo. Kitą kartą daugiau pasižiūrėti, kur jūsų širdis veda. Prie kokio pašaukimo. Oi, ne tą kortą. Atsisakymas pašaukimo savo. Tai ne... Čia gal tas dream irgi sapnų ir svajonių vagis tuo pačiu. Tai neatsisakykite savo svajonių ir žiūrėkit, koks jūsų pašaukimas. Gal norėsis, kaip sakyti, kad viskas čia ir dabar pasidarytų, bet kartais reikia truputį ir darbo įdėti į tą pašaukimą savo. Tai neapsigaukit, kad gal man čia neišeis, gal aš čia nemoku ir panašiai. Visi pradedam nuo kažko mažo. Kiekvienas gydytojas anksčiau ir vėliau buvo paprastas mokinukas. Bet jeigu tas paprastas mokinukas būtų sakęs, kad aš nesugebėsiu žmogui tenais infarktą išgydyti, tai aišku, kad jisai nesugebėtų, bet per visą gyvenimą ėjo, mokėsi ir išgydė ne vieną žmogų. Čia šitą kortą berods iškrito. Malonumas. Nu va. Truputį pasižiūrėkite, kas jums neša malonumą. Su išminties pusės pažiūrėkit, kas neša jums malonumą. Tada ta kryptimi reikit. Sužinosit savo svajonę. Aš tai kartais taip sakau, jeigu trūksta kažkokios krypties, jeigu nebežinom, ką man čia daryti su savim, kur tiksliai noriu eiti, prisiminkit savo vidinį vaiką. Tai yra, ko norėjai būtų užaugęs, toks paprastas dalykas. Jeigu, pavyzdžiui, vaikystėje norėjai būti, policininku, tai gal pas jūs labai įgimtas teisingumo jausmas, ar teisybės troškimas, ar lygybės troškimas. Tai gal jūs traukia būtent tas sritis, kur būtent šitą savybę savo ir galite įvykdyti. O gal daug piešėt, gal iš tikrųjų galvojat, vaikystėje piešdavo, o dabar nebepiešiu, nebemoku. Tai prisiminkit, atsisėskit, papieškit mėnesį, 2, pamatysit, kad atsiras vėl tie įgūdžiai. Tai va, tai su ta išmintim ir pasižiūrėkim į savo gyvenimą. Mūsų vidinis vaikas labai dažnai žino, ką mes norim gyvenime veikti. Apie ką galvojam, apie ką svajojam. Kartais, matot, vaikai yra toks sutvėrimas, kuris daro dalykus negalvodamas apie pasekmes. Negalvoja, ar čia man pasiseks, ar nepasiseks, ar ką žmonės pagalvos, daro, nes jam įdomu tą daryti. Tai va. Lazdų tūzas. Naujų pradžių ženklas, išauginsit medį savo svajonės, savo lūkesčius.
Kurgi dabar lazdų tūzas. Aha, čia taip. Tūzas lazdų. Labai graži korta. Įkvėpimas, kūrybinė kibirkštis, nauja iniciatyva, nauja aistra, entuziazmas, energija. Vat apie ką ir kalbu, kad pasižiūrėkite savo svajonę, savo įkvėpimą, kas jūs įkvėpė gyvenime. Pasinaudokite progą sekti savo idėją, kurią turite mintyse. Va. Čia prašo, tiesiog go for it. Eikit su ties tuo, imkite, griebkite jautį už ragų. Va. Tai gerai, tikrai sakau, panašu, kad truputį baimė susikaustimo ir noriu skripties, bet kortos sako, tiesiog eikit, tiesiog darykit, tiesiog pasistengkit ir darykit tą, kur jūs širdis kviečia. Ir viskas pasiseks, just go for it. Užauginsite tą gražų medelį savo rankose ir paskui žiūrėkit. Jo džiaugiasi tada ne tik tai žmogus, kuris laiko tą rankose, bet ir drugelė, aplinka, spinduliuoja žmogus meilę, kai daro tą, energijos atėjo, kai daro tą, kas jam yra svarbu, tai kas įkvėpia jį, tai įkvėpia ir kitus žmonės aplink. Tai va. Čia noriu pasižiūrėti, koks gyvūnas jūs reprezentuoja šią savaitę, koks svarstyklis gyvūnas reprezentuoja šią savaitę. Kolibris, būk čia ir dabar. Nu va, tai taip ir vėl čia geras užbaigimas. Būkite čia ir dabar, auginkite savo medį, imkitės idėjų, kurias turite, pasiklauskite savo vidinio aš, ko jisai nori, ko trokšta. Neleiskite baimei savo įkvėpimą, savo vidinį vaiką sužlugdyti. Tai va, tai tiek žinių šiandien. Linkiu būtent taip ir padaryti, tai yra atrasti savo aistrą ir jos siekti. Tai va, jeigu patiko ar surezonavo, prašau paspauskite patinka ir susitiksime kituose video. Iki.